Sveiki meškerės bičiuliai, šiandien mes prie vandens ir bandome atidaryti savo 2006 metų karpių gaudymo sezoną. Oras tikrai prastas, šalta, vėjas, šiaurinis vėjas, kuris tikrai nepadeda mums žvejoti, bet pamatysim, kaip bus, tai bus. Iš tikro, žvejybą pradėjome jau nuo vakar, atvažiavom, įsikūrėm, susiradom taškelius, kibimų turėjom kelis, aš dar nei vieno neturėjau, iš tikro žuvauju su bičiuliu Kestu, tai Kestas jau yra pagavęs kelis karpius, paskui galėsime pasižiūrėti, kaip jie atrodo, meškerės sumestos, laukiame kibimo. Na ką, dabar fone mūsų matome, kaip Kestas eina fotografuoti su savo pagautomis žuvis. Tai einame ir mes iš arčiau pažiūrėsime, kaip atrodo šių metų žuvis. Štai ta žuvytė. Sezono atidarimo padarys tikrai irgi spėdingų, davė tikrai kol kas geriausią kovą bene, prašė ir valo, iškart rodė raumenis, jaunuolis. Ką, galvoju, kad gal. Pardės. Kilogramų, gal su trupučiu, bet jau. Ir tokie žinai važiuoja man prie šios pavasarinės saulės, nors yra šalta, bet emocijas džiugina. Turėjome kelis papipsenimus, tikriausiai tai buvo karšinis kibimas, todėl manau atėjo metas persimesti meškeres. Metimai virš 100 metrų dabar. Pataikiau būtent ten, kur norėjau. Beveik prie pat kito kranto. Žiūrėsim, kaip čia kibs. Vis dėlto reikia ir man atsidaryti šiais metais. Kadangi namuose nepasidariau namų darbų, tai tenka pavadėlius rišti žvejyboje. O kadangi jau čia įrašinėjom, tai parodysiu ir jum, kaip taisyklingai susirišti pavadėlį karpių žvejybai. Ko mums prireiks? Naudosim pavadėlinį valą, gale rišame mažą kilputę. Štai turim kilputę. Atsikerpam valą kažkokį ilgį, paskui pasitrumpinsim. Toliau renkamės kabliuką. Kadangi šitam pavadėliui ruošiuosi naudoti mažą masalą, tai ir kabliuką renkuosi mažą 8 dydžio. Prieš tai mums gumytės reikės, kurią užsiversim ant kabliuko, kad prilaikytų mūsų plauką. Skerpam mažiuką
baliuką. Kišam kabliuką į gumytę ir reguliuojamės tada plauko ilgį, kokio norime. Kad būtų paprasčiau reguliuoti, užsidedam boilį, pagal jį tada iškart susireguliuosime ir plauko dydį. Labai noriu pabandyti šitus plum skonio boilius, tai pagal šitą boilį ir darysime. Kabiname boilį. Ir tada stoperiuką ant galo. Boilis uždėtas. Plauką tuoj pasireguliuosim iki galo, bet prieš tai įveriam vieną valo galą į kilputę krukelio, kabliuko. Ir dabar reguliuojamės plauką. Plaukas turi būti nei per ilgas, nei per trumpas. Maždaug ant siektų mūsų boiliuką. Tai va, kaip dabar aš padariau. Ir tada vyniojame aplink kabliuką valą kokius 7 kartus. Ir tada atgal į kilputę kišame valą. Štai kabliukas užrištas. Dabar beliko susireguliuoti pavadėlio ilgį. Pavadėlio ilgį darysime apie 15 cm. Smatuojame maždaug ir darome paprastą aštuoniukę. Užtraukiame, tikriname, viskas, turime surištą pavadėlį, ko nereikia atkerpame. Šau, tokį pavadėlį naudosime. Taip pat noriu dar susirišti dar vieną pavadėlį, kuris bus pritaikytas besmegeniams, tai vadinamams, kad galėtų dėti pop-upą su šereminiu boiliuku. Esminis turbūt skirtumas tas, kad dėsime mažą stoperiuką, kuris prilaikys mūsų boiliukus, kad jie neiširtų ir gražiai kabėtų vienas prie kito. Turim tokį besmegenį. Dar aš mėgstu juos apjaustyti, kad būtų ne pačios taisyklingiausios formos, nes karpiai jau pripratę prie taisyklingų formų. Turi jiems paduoti kažką naujo, kažką įdomesnio, ko jie nėra matę. Bandysim šiek tiek pasiilginti, tai darau šį pavadėlį apie 20 cm. Pritrūkom PVA, tai susirišim PVA tokį savo mažiuką. Svarbu nepadauginti. Darom mažiukus, karpis nepersivalgytų, tik šiek tiek priviliotų žuvį. Užsikame. Ir užrišame. Galą nukerpam, turim tokią mažą jaukę PVA. Kabiname kabliuką, užtraukiame gumytę, kad nepamestume pavadėlio. Kaip gerai dedasi. Ir kabinsime savo PVA. Kas svarbu yra kabinant PVA, tai būtent toks kabinimo būdas yra pasiteisinęs labiausiai. Su vieną galą kabliuko kabiname už kabliuko PVA, o kitą galą darome atbulinę kilpą, kabiname, kurią apsukame aplink kitą PVA galą. Taip mūsų PVA metimo metu nenutrūks, nukris ir
žinosime, kad kabliukas neįsismeigs į kokią nors stambesnę peletę ar kažkaip panašiai. Taip pat svarbu, atliekant tolimus metimus, naudoti antpirštį, kad tavo pirštas būtų sveikas ir neturėtų jokių susipjaustymų. Būgnelį pasukinėja biškį, bet labai. Va, čia kad atsvaigys turim filmavę. Nepatikėsi, pirmas kibimas mano. Kokią įtampą jaučiu. Pagauti šitą žuvį, ištraukti ir parodyti jum. Taip kad tiekimės, kad aš ją ištrauksiu. Aišku, kabliukus pasikeičiau, tikiu, kad surišau viską gerai. Neturėčiau ko nerimauti, bet vis tiek viduj kirba. Jaučiasi, kad karpis tikrai. Dar kažkūdo kombinacija. Dar kažkūdo kombinacija. Yes! Turime. Pirmą sezono žuvis atidaryta. Jėgelė. Viršūnėlė plumas pas mus buvo, o apačia gal purfišas. V formos krankabliukai puikiai susitvarkė išorinį karpą. Tai matas pas mus apie 1,5 kilogramo. Tai prašau, amūriukas 15 kilogramų. Kur tavo antiseptikas? Čia, už kalmuką. Ką, pagydysim lūpytę. Na ir štai, prašau, pasigražėkite. 15 kg amūras atidarė mano 2006 metų karpių sezoną. Tikrai įspūdinga žuvis, turbūt šamūrų didžiausias mano net pagautas. Kova nors ir nebuvo ilga, bet stipri. Tikrai reikėjo biškį pavargti. Ir ką, labai džiaugiuosi jį pagavęs ir galėdamas jums parodyti. Dabar ką, pasifotografuosim ir leisim. Ką, šypsenos iki ausų. Ir ką palaikyti, šaltas. Sveria. Štai ši torpeda keliauja atgal augti. Galbūt su ją susitiksime kitą kartą. Žvejyba eina į pabaigą ir norėčiau po biškį ją finalizuoti. Manau, ši žvejyba tikrai yra pasisekusi. Pagavau įspūdingo dydžio amūrą. Turbūt, neturbūt, o didžiausią savo amūrą, kurį esu pagavęs. Sezonas atidarytas. Tai yra svarbiausia. Prieš akis mūsų laukia dar visa naktis. Nežinau, ką jinai mums padovanos, bet tikiuosi, kad bent vieną laimikį dar tikrai turėsiu ir galėsiu jums parodyti. Jeigu jums patiko šis video, kviečiu dalintis, laikinti, rašyti komentarus,
Jūsų palaikymas man tikrai pravers ir skatins mane kurti dar daugiau tokio turinio. Tai tam kartui tiek ir susitinkame kituose video. Iki. Ir kai visai nesitikėjome, sulaukėme dar vieno kibimo. Šiek tiek noriu pasakyti, tai sunkiai einame. Va, tokius vadaro jau taip, ir gal, tipo, traukinėjai. Dar šiek tiek norėčiau papasakoti apie traukimo techniką. Traukiant yra svarbu traukti meškerę ir tada greitai pavynioti valą. Ir vėl traukiam meškerę, traukiam, tada greitai pavyniojam valą. Tai mums leidžia užtikrintai ir tvirtai ištraukti žuvį. Jam bus sunkiai trauktis. Nu tai va, pabiškų labai lėtai, nu tikras, ne. Amūra tikrai greičiau traukia. Palei šitą traukti, tai jinai netaip stresuoja. Ir greičiau įsitraukia. Šitaip girdėjau tave mokinu. Bet gal pagripštok, tai nerizikuojame. Būtų įdomu gal pačiam, bet... Atsikabino, pasipurtė žuvytę ir atsikabinimą turim. Bet nieko. Tikrai nenusimenu, dar ne pabaiga. Visa naktis laukia prieš akis. Manau, tikrai dar turėsime kibimų. Dabar einu tikrint kablių, kodėl čia taip atsitiko. Ir persimest ir lauksim vėl kitos žuvies. Imame specialią dildę ir švelniais judesiais braukiame link kabliuko smaigalio. Karts nuo karto patikrinant smailumą, kol turime aštrų kablį. Taip darydami galime rečiau keisti kablius, bet turėti tokį pat gerą rezultatą. Na ką, šitas karpis, kuris man atitrūko, vėl buvo iš to pačio taško, iš kurio ištraukiau amūrą. Todėl meškerė permesta. Ir laukiame vėl kibimo. Vakaras sutemo, kiek po 8 turim, gal netoli 9. Dar vienas kibimas iš to pačio taško. Ir ant tos pačios boilių kombinacijos. Nežinau, kaip šį kartą atseksis, ar ištrauksim ar ne, bet tikimės, kad pagelasti kabliai šį kartą mūsų nenuvils. Traukiam atsargiai, pabiškį. Šį kartą tikiuosi pagripštuosim. Bus ką parodyti. Esu laimingas, kad atsidariau pagaliau šį sezoną. Žinoma, ir oras kažkaip tai vakare dabar daug geresnis, vėjas nurimęs, galbūt tai įtakoja kibimą. Galbūt tai, kad operatorius nori namo važiuoti, bet aš jo niekaip nepaleidžiu. Jaučiasi šita žuvis taipogi stipri, tikrai lenkia meškerės galą. Smūgiai konkretūs, stiprus, todėl traukiam atsargiai. Noriu jums parodyti labai masaliuką, ant kokio vėl sudirbo. Tai vėl plum skonio viršūnėlė ir Pure Fisho apačia. Šį kartą kablys pagelastas ir matosi įsisegęs labai gerai į jų lūpą. Jau šitas būtų tikrai neatsikabinęs. Nu ką, šis gražuolis svėrė mums visus 12 kg. Tikrai dovanojo nuostabią kovą. Dabar pasidarysim keletą nuotraukyčių ir eisim jį paleisti. Nu tikrai spūdingas.
12 kg. Ir ramiai savo nuplaukė. Tai reziumė po reziumės. Nufilmavę atsisveikinimo video turėjome dar 2 kibimus. Vienas iš jų mums atsikabino, padarėme išvadas, pastebėjome, kad kabliukas nebuvo toks aštrus, pagelandome, užmetėme ir laukėme toliau. Ir ką, ne veltui laukėme, užkibo dar vienas karpis, ir kurį mes realizavome. Tai bendrai kol kas šio žvejyboje turime 3 kibimus ir 2 žuvis. Turim 15 kg amūrą ir 12 kg žvynuotąjį karpį. Ko pasekoje šią žvejybą vertinu labai gerai, kaip tokiom atšiauriomis sąlygomis. Nemanau, kad būtų galėjęs susidėlioti dar geresnis scenarijus negu dabar. O mūsų žvejyba toliau tęsiasi, dar liko visa naktis. Tai kol kas su jumis atsisveikinu. Jeigu pagausim kažką dar parodysim, jeigu ne, tai tiek. Ate. Ir nepamirškite share, like, subscribe ir susitinkam prie vandens.